Sveiki, šiandieną parodysime naują priedėlį. Tai yra Pixfra gamintojo Chiron serijos termovizorinis optinių taikiklių priedėlis. Kuo jisai yra ypatingas, tai kad turi jautrų 30 mK detektorių, dėl ko labai gerai matosi visos detalės. Vakar išbandėme šitos prietaisus, tai tikrai 600 metrų atstumu matėme puikiai ir galėjome identifikuoti gyvūnus. Prietaisas yra pakankamai lengvas, pagamintas iš lengvo lydinio metalo, korpusas tvirtas, turi tik tai kelis mygtukus, dėl ko labai paprasta jo naudotis. Mygtukai veikia paspaudžiant arba sukant, vien tik tai spaudinėjant, nieko nedarant, keičiate spalvas, tai yra šilta juoda, šilta balta, šilta žalia, šilta raudona ir taip toliau. Mygtukas fotografavimui, mygtukas išjungimui. Gilesnis meniu valdomas paspaudus mygtuką ir palaikius ir tuomet pasirenkant jums reikiamus dalykus. Prietaisas turi išorinę bateriją, jinai yra lengvai keičiama, atsukant ir pakeičiant į naują pakrautą. Su 2 akumuliatoriais galima prietaisą naudoti iki 15 valandų. Prietaisai gali būti komplektuojami su 25, 35 ir 50 mm detektoriais. Matricos yra 250, 380 ir 640. Prietaisai turi net 16 GB vidinę atmintį, o nufilmuotus ir nufotografuotus vaizdus galėsite lengvai perkelti USB pagalba į savo kompiuterį. Galingiausias modelis gali aptikti objektus 2600 metrų atstumu ir identifikuoti 900 metrų atstumu. Jeigu tik tai medžiojate nedideliais atstumais, 100-200 metrų, galite rinktis priedėlį C425. Jeigu jūsų atstumai yra 100-300 metrų, rekomenduojame priedėlį rinktis C435 modelio, o jeigu jūsų atstumai yra daugiau nei 300 metrų, galite rinktis galingiausią priedėlį 650 serijos. Šie prietaisai pasižymi ir mažų vaizdo atsilikimu, tik tai 20 milisekundžių, todėl matote taikiklyje realų vaizdą. Tai reiškia, kad galėsite pataikyti ir į judančius taikinius. Pixfra priedėliai įtvirtinami prie optinio taikiklio su žiedu. Jisai lengvai yra užmontuojamas, užsukamas ant priedėlio ir fiksuojamas žiedu. Pixfra priedėliai pagaminti taip, kad jie praktiškai nereikalauja prišaudimo, uždėjus priedėlį galima iš karto jį naudoti.